Bangos daužasi. Sveiki žiūrovai. Nu ką, praėjo pirmas šalnas. Aš ant ežero. Dabar galvoju pravelkiaut. Turiu gal 4-5 valandas. Visą dieną tikrai nebūsiu. Tai pažiūrėsim, ar kažkas užkips ant velkės. Nu, toks praktiškai negaudau aš velkiaudamas, bet praeitą kartą mačiau pagavo žmonės. Nu, tai sakau, pabandysiu ir aš. Tai žiūrėsim, kaip čia pasiseks tą velkę. Stambesnių masalų pasėmiau. Ant voblerių pabandysiu. Nu, va, kad ir. 1 hour later. Ant 13 cm pabandysiu tokį, kad labai giliai nenertų. O, arbūzą tokį pradžiai. Pavelkiausiu ir žiūrėsiu, ar čia velkiavimas įdomus užsiėmimas ar nelabai. Bangos tai kosminė dydžiai iš tikro. O dabar dar nesimato, bet pakils. Pamatysit, nes jau valtis va, jau visa šlapė, kol 100 metrų paplaukiau. Tai tikiu, kad šiandien sušlapsiu. Gerai, dedam masalus ir plaukiam. Nu va, jau panašiau į bangas normalės. Per bortą verčia vandenį. 12 valandą atvariau, tai pabūsiu, sakau, 4-5 kokių. Kol kas tik vieną valtį matau. Nelabai daug norinčių per tokį vėją. Varyt žvejot. Nu, žiūrėsim, kas čia šiandien laukia mane. Su vieną meškerę žvejosiu. Rankai laikysiu. Jeigu ką, kad smūgį pajaust. Visgi įdomiausias momentas smūgį gauti. Oi! Žuvis! Taip dėjo smūgį. Kiek čia praėjo? 30-40 minučių. Tik voblerį pasikeičiau. Bliam, vadavė gerai. Visai smagu. Aibės matau nedidelį. Tad agresyvi kokia. Ojej, kokia. Maliava. Ko iš kur susikraujuoja. Nu va. Tai smagu. Ir velkiaujant
Va toks išerzino. Škiniečių. All Blue Kraken. 128 mm. Woblerė parašyta iki 1,20 m neria, bet išleidžiu šį apie kokių 7 metrų, manau. Nu tai kokius gal 2 metrus, 2,5 pasiekė. Plaukioju 3,5 metro gylį. Tai kokį metrą eina virš dugno tikrai, jeigu nedaugiau. Bet kurios agresyvios nori maitintis, tos pakyla ir atakuoja. Jokių problemų. Čia tas metras tai juokas pakilt nuo dugno. Būna jos pakilusios ir daugiau, 5 ir 7 metrus nuo dugno. Ir medžioja vidurinėse sluoksnėse. Tik tai, kad čia drumstas vanduo. Sunkiau jom pamatyti. Dar vieną. 15 minučių. Užkybo. Ei, sau. Aha. Va, tavo vilkiavimas turi pranašumą. Kad didelius plotus apžvejoji. Ne tik kur tu stoji pamėtyti pakrantėse. Vėl ant tą pačią woblerio. Šiek tiek didesnė. Nebematuosiu, taip jau. Tas wobleris čia jai žalos pridarė. Tie 3 kabliukai tai visi susmyga, kol iškrapštyt, kol ką. Gerai, kai tik vienas koks. A jeigu va dar tinkliuką, graibštą įsipainė kabliukai, pradėjo suktis, nu, tai tik gali savo išsidraskyti žiaunas visai. Ką? 2 žuvis. Per 15 minučių kokių tarpą užkybo. Čia lydekam reiktų guminio graibšto, nes čia tas medžiaginis. Kabliukai visi įsipainėja, kol iškrapštai krūvo reikalų. Kaip dėjo banga, koja visą šlapė. Ta maža valtė problematiška, muša per bortą. Bangas, jeigu vėjas didesnis. Nu, pats pasirinkau audringą dieną. Bet žuvis kimba, negali skūstis. Kaip rankai laikau meškerę, tai velkiaujant, tai jis timpteli, atleidi. Toks kaip twitchingo elementą padarau dar. Gaunasi biškį greičiau paplaukė, sustoja. Tada taip normaliai leidžiu. Nieko nedarau, vėl patvičinu. Biškį
pridedu žaismingumo daugiau. Ne tik, kad tolygiai, va taip plaukia ir plaukia. Tai vis užsiėmimas. Nu, o kas sako, kad velkiavimas tinginių žvejyba, tai gali su irklais irkluot. Visą dieną pairkluot, tai manau, nebus tinginių žvejyba tada. Bus visai naudinga, mankšta raumenim. Visai smagu čia žiūri velkiaut, kai kosminė vėja nėra. Tas, kad tokiuose vidury plotose kažkaip nemėtysi, nesustosi, kad apmėtyti jau. O čia velkiaujant, praplaukiai, kur tik nori. Dar turiu dyperį užsimetęs. Ir man rodo, kur visas vietas, kurias praplaukiau, visą trajektoriją plaukėjimo. Matai, kur jau praplaukiai. Nu, tarkim, tą pačią vietą nebeplaukia. O vis kokią žolę užkabini. Ir nustoja dirbt vasalos. Tai jeigu gaunu lenkimą kokį per viršūnėlę, o tai tada išsitraukiu ir vėl permet. Nes dažnu atveju žolė būna kokia jau pakybus. Tai negali sakyt, kad labai pasyvi jau žvejyba tokia. Permetinėt, nu, su 2 meškeriam tai nenorėčiau jų žvejoti. Su 2 vieną permetinė, kitą permetinė. Žolė užsikabina, dar kažkas. Nu, jau tikrai būtų tada jau per daug aktyvi žvejyba. Nebent kažkur dideliuose gylėse. Nėra tiek žolių. Galima būtų tada su 2 bandyti. Po kiek laiko gaunu dar vieną kibimą. Jaučias, kad ne pati didžiausia lydeka, bet visgi muistosi. Tai jau 3 dienos lydeka. Tai jau pakankamai neblogai, sakyčiau. Štai jinai pasirodo. Nu, panašiai kaip ir visas tokia. Ne per didžiausia. Va, vėl paėmė tą patį woblerį. Štai tokia. Nu, tikrai nėra didelė. Bet smūgį gauti iš jos vis tiek smagu. Tęsiam žvejybą toliau. Šitą jau nebeištversiu debesies. Šitas jau pils, man atrodo, kaip reikiant. Reikia nešt kaulus iš čia.